Palanga. Gautas pranešimas, kad bendro naudojimo keliuose renkasi sportiniai bolidai. Gyventojai įtarė, kad gali prasidėti lenktynės. Neįtikėtina, kad didžiausias autosporto renginys vyksta Klaipėdos, Kretingos ir Palangos kelių sankirtoje. Tačiau toks jausmas, kad trasa čia visada ir buvo. 1000 km lenktynės ne tik sutraukė tikrus ir Facebooko lenktynininkus, tačiau čia vyksta 3. ir 4. Baltic Endurance Championship ištvermės lenktynių etapai. Helios Sport komandai tai yra tas pats, kas žaisti namo aikštelėje. Tačiau nei šis faktas, nei atnaujintos kregždės grožį bandančios nustelbti merginos įtampos nuo Redo veido nenutraukė. Komandos ir žiūrovai nuvėjami nuo trasos, nugriaudi 1000 kW garsas ir 8 valandų lenktynės prasideda. Tik ne tai. Po pusvalandžio Redas įrieda į boksus. Čia kyla sumaištis, bet panašu, kad kartojasi kačerginės prakeiksmas. Ant žemų sūkių kažko nebedirba vienas cilindras, ant aukštų sūkių pradeda dirbti, tai kaip ir bandom važiuoti, žiūrėti kodėl. Nežinom, ar tai purkštukas, ar tai pabina kažkas iš tų detalių, bet važiuojam, žiūrim. Su besispiriojančiu varikliu išvažiuoja Karolis. Tokiais momentais atsiskleidžia kiti šio sporto herojai – mechanikai. Sensėjus, Prižgis, Turskis, Vytautas, Tadas, Šaris, Modestas yra tie žmonės, kurie keisdami padangas, pildami kurą, pernakt keisdami variklį, paskubomis ieškodami gedimų kovoja už kiekvieną trasoje atsigriebtą sekundę. Jie pakeičia visas žvakes, tačiau problema slypi giliau ir šiandien jos išspręsti jau nebepavyks. Tiesa, po varžybų paaiškėja, kad saulėje buvo išsilydęs bolido kompiuteris. Ištvermės lenktynėse yra milijonai kintamųjų, tačiau prieš vieną tiek lenktynininkai, tiek mechanikai lieka bejėgiai, nelyg Monika Šalčiūtė prieš šių varžybų organizatorius. Klasikinė lietuviška vasara. Dalyviai dar net nepravažiavo ne 300 km, o lietus gerokai išmaišė kortas. Tik tos kortos yra į atitvarus, griovius ir vienas į kitą lekiantis bolidai. Keletui komandų kova čia ir pasibaigė. Helios Sport nukrito 7 pozicijomis, tačiau tęsia kovą. Dabar 2 cilindrai pradeda veikti tik ties aukštais sūkiais. Tada įsijungia ribotuvas, reikia įjungti aukštesnę pavarą ir vėl tenkintis 4 cilindrais, kol pro šalį lekia lėtesni varžovai. Negana to, lietus ir priekyje važiuojantis dizeliniai bolidai viską verčia juodos spalvos rūkų. Galėtume pasakoti, kas ką kuriame rate aplenkė, kada buvo keičiamos padangos, tačiau sėkmė komandai šiandien atsuko petį. Ar kas pradėjo rautis nuo galvos plaukus ir daužyti šalmus? Ne. Apie tai papasakojo savo pamainą šiandien jau baigęs vyriausias komandos pilotas Artūras. Senokai ganėtinai ir labai spontaniškai. Visą laiką aš norėjau tai daryti, bet nebuvo to postumio kažkokio. Ir vieną kartą išvažiavau pasižiūrėti formulę. Ir sekančią dieną, kai grįžau iš formulės, iškart nusipirkau sportinę mašiną. Iškart. Ir už kokių 3 dienų pirmą kartą startavau krose. Tai buvo ganėtinai smagu, ganėtinai fainiai, ganėtinai pigu, o emocijų tikrai labai daug. Ir taip daug metų, tol kol mane neįtraukė į šitą velniavą žmonės. Ir tada viskas, kaip sakant, sustoti nebegalėjo ir nebegali. Ar kada galvojate, kaip atrodo žmogus, kurio svajonės jau išsipildė? Na, jis bus su mėlynu kombinezonu ir sėdės ant geltonos kėdės baloje. Nėra svajonės. Vat, mūsų šūkis atspindi viską. Įdegti gerai praleisti laiką! Man patinka šitą kebrą. Iš tikrųjų, man patinka atmosfera komandai.
aplinka komandos, nu viskas yra gerai. Ir aš nieko tikrai nenoriu keisti ir jokių tikslų, sakykime, laimėti. Tikrai aš net nematau, ką mes galim laimėti. Nu, čia būkim realistai. Mes būkim savimi, nu, judam, krūtam ir kažką tai galim, tai super, jeigu pasiseka liuk. 1000 kilometrų lenktynėse, kaip ir visame autosporte, vietų ir nugalėtojų iš anksto pasirinkti negalėtų net visų visatų valdovai. 100-tūkstantiniai biudžetai gali tėkštis į atitvarus, iki pergalės gali pritrūkti 2 cilindrų, o nugalėtojas išaiškėja paskutiniuose ratuose. Bet tai tik detalės. Brangios, grubios ir nereikšmingos detalės. Dėka Helios Sport šiandien supratome, kad sporte svarbiausia jausti komandos palaikymą, pamatyti finišo juostą ir išlipus iš bolido braukti prakaito lašus, kai nepaisant nieko tai įvertins šimtai finišo link žygiuojančių fanų. Jei tai nėra tikroji pergalė, tuomet mes niekada ir nežinojome, kas yra tikroji pergalė. Rėmėjai normaliai matos ant maikės čia pavadinimas, jis paskui eurų, žinai, negausim. Viso matos atėjo, okei, aš plaukus pasitaisiau. Taigi, ar kada bandėte kvėpuoti tik pusę plaučių, arba galbūt užsiminėjate kūnišką meilę tik su rūbais? Na, tai būtų maždaug tas pats, kas važiuoti su varikliu, kuriame neveikia 2 cilindrai iš 6 cilindrų. Helios Sport tą padarė. Abejoju, ar jūs sugebėtumėt baigti, bet jie baigė. Jie užėmė 4. vietą savo klasėje ir 19. vietą bendroje įskaitoje. Ką aš galiu pasakyti? Beprotybė.